man yra ne vienas žmogus sakęs, kur ne tie žmonės, kurie žiūri šitą podcastą ar klauso, bet tie, kurie turi draugų, kurie klauso šitą podcastą, man yra sakę, kad, čia mano tas draugas sakė, žiūrėjo tavo podcastą, bet sako, kaip jūs šnekat apie kažką, kai patys nesat nieko bandę gyvenime, ten nelankę. Gerai. tai aš tada, žinai, pagalvojau, šiaip, iš tikrųjų, jeigu be šitų bairių visų, tai iš tikrųjų tiesiog norėjau pabandyti ką nors, nes galvojau, kad o man tas vaikšto jau vidury mūsų seto, bet nieko tokio, čia yra laisvos formos podcastas. Iš tikrųjų norėjau pabandyti, nes šiaip šitą sportą, kai taip mėgsti žiūrėti, tai ateina ta mintis, gal tau ir patiktų jį pabandyti padaryti, žinai, nuėjau, labai kažkaip natūraliai įsiliejau į tą visą, nežinau, ir smūgiavimas buvo, atrodo, nuo pat pradžių jau, kur galiu supras maždaug, jeigu pasako treneris ten vieną ar kitą pataisimą, iškart gali, žinai, pasitaisyti ir ką ir pats treneris sakė iš karto, kad, tipo, matos, kad kažkokius pagrindus turi. Potencialas. O aš atėjau, žinai, jokių aš iš tikrųjų pagrindų neturiu, bet, tipo, iš to žiūrėjimo, aš tik šiaip sakau tiem, kas, pavyzdžiui, galbūt norėtų pabandyti palankyti kažkokį kovinį sportą, bet niekada nėra bandę kaip aš, pavyzdžiui. Tai vien iš to žiūrėjimo, ir jeigu labai mėgstat UFC, pavyzdžiui, stebėt, tu vis tiek kažkiek, tu jau ateini vis tiek ne kaip tas, kur kažkaip taip, žinai, tu vis tiek jau net stovėsina maždaug įsivaizduoji, kaip ten tie judesiai visi vyksta ir panašiai. Tai šiaip buvo labai smagu, tik tai sakau, susitraumau biškį koją po to, nes per stipriai užvariau. Šiaip ten treniruotės tai yra labai daug fizinio darbo. Tai... Apšilimo daug jaučiu visokio, ne? Apšilimas, realiai, tu padarai apšilimą, tu šlapės ir tu jau atrodo patreniruotės. Ten jau toliau kas vyksta, tai yra jau, žinai, toks. Dar buvo smagus momentas, kad pirma treniruotė man grupinė, nes porą asmeninių buvau nuėjęs. Ir, žinai, pabaiga maždaug treniruotė sako, tai dabar tie, kas lieka sparinguotis, tipo, likit su tom visom apsaugom, kurias iš karto visas nusipirkau, nes iš karto, žinai, commit, investuoti 100 eurų, kad tikrai sportuosiu, žinai. Ir žodžiu, aš taip kažkaip nugalvoju, man pirmą treniruotę, ar aš eisiu sparinguotis, turbūt neįsiu, žinai, tai nusiėmiau taip pat tas kojo apsaugas, treneris sako, ką tu čia darai, sako, ko tu išėjai, sakau, nežinau, tai pirmą treniruotę, sako, o tai kas, žinai, tipo, grįžk. O tai vyras. Tai tiesiog galvoju, rimtai, kodėl aš išėjau ir tada pasisparingavau netgi. Pirmoji treniruotė tai buvo, smagu, porą prasileidau galvą smūgių. Tai aš jau galiu kažkiek sakyti, kažkokią savo nuomonę pateikti apie UFC. Kaip Martinas kažkada, kai su Martinu darėm podcastą ir apie Rose pirštą buvo ta tema, kur jai išniro pirštas visiškai, sulūžo, neišniro ten jau, spagetis pasidarė, susilankstas, tai aš ten maždaug, aš kažkaip galvojau, kad čia nieko baisaus tas pirštas, dabar aš maždaug, žinai, pagalvojęs apie tai labiau, kaip tu gali padaryti kumštį be piršto, negali padaryti šitą. Tai žodžiu, čia toks nukrypimas šioks toks. Prakalbus apie Martiną dar norėjau pasakyti, kad mūsų žiūrovams, kad dėja Avengeriai ir vėl nesusibūrė, vėl esam tik dviese, šįkart vėl su Roku, kuris grįžo iš atostogų. Nepavyksta mums kažkodėl. Žinai, kaip gerai pasakiau, Tony Ferguson ir Khabibo šitas mačas, kur turėjo vykti 10 kartų neįvykęs, tai ir čia galbūt mes niekada 3 ir nesusėsim. Gal nėra tiesiog visata neleis tam atsitikti. Ne, reikia tikėtis, kad susėsim, šį būtų įdomu. Klausiau jo įžvalgų praeitam podcast'e, tai patiko man. Jis sakė ir tu jam patikai, kai kad nors susitiksit galėsit susikabinę už rankų būt. Bet šiaip, norėjau pradėti iš tikrųjų nuo vieno dalyko, kaip aš pradėjau praėjusią, čia gavas, tai savaitgalį čia vyko, kaip aš savo savaitgalį praleidau. Žinom, kad buvo daug UFC Fight Nightų, čia dabar iš eilės gal 3, bet nežiūrėjau aš Fight Night'o, aš sugalvojau suinvestuoti 10 savo eurų, netgi iš tikrųjų 20, nes reikėjo pirkti DAZN narystę 10 eurų mėnesiui ir tada pirkti už dar 10 eurų papildomai pay-per-view. Tai žodžiu, užsihypinau, bet belekiek ant KSI prieš Tommy Fury bokso kovos. Ir dėl to norėjau pasidalinti savo įspūdžiais, kaip visų pirma, tai galvojau,
nu, tie nelegalūs streamai vis pirma yra nelegalūs, labai blogai. Bet iš tikrųjų tai labai lagino ir tiesiog galvoju, suinvestuosiu 10 eurų, o dėl ko suinvestavau, nes užsihypinau, bežiūrėdamas visas press konferencijas, visus tos video prieš tai promotional, kuriuos jie ten leido ir, nu, galiu pasakyti tiek, kokio šudinumo buvo pats eventas, ta prasme, iš sportinės pusės, tai jis buvo tiek pat geras už hypinimo ir entertainmento pusės. Dėl to, nu žinai, tu negali sakyti, kad čia, susimokėjau 10 eurų už nieką, nes, nu, vis tiek man suteikė tą jausmą, kurio man reikėjo, kad aš buvau hyped, sėdėjau ten iki 2 nakties, nes Lietuvos laikų visai patogiai darodė. Tai, žodžiu, jo, KSI pralaimėjo prieš Tommy Fury, nežinau, ar žinai nors vieną iš tų vardų. Žinau, šiek tiek. ir co-main kovoj buvo šitas buvęs jau, sakykime, MMA atstovas, nes tikrai dabar Dillon Danis nekovojęs 2 ar ten daugiau net metų. Negalėjo šio taip drąsiai vadinti MMA kovotojų, jisai labiau iš viso, kaip jiu-jitsu žmogus žinomas, jisai pralaimėjo prieš Logan Paul. Ir 20 eurų, kur galėjai nusipirkti tiesiog porą kebabų ir būtų. Bet porą kebabų ar pasižiūrėt HD, be jokio... Ne, šiaip pažiūrėt gal ir... Nu, jo, aš pasižiūrėjau YouTube'ai highlightus. Šiaip Dillon Danis turbūt pardavė visą promotioną, ne, iš pradžių, labai jis ten daug šnekėjo, iš mikrofonų mėtėsi, ko jis tik nedarė. Bet šiaip tos kovos, tai aš... Nu, nežinau, ta prasme, nu, jeigu tu, ta prasme, aš pats bokso tikrai daug mažiau, net negaliu lyginti, kiek mažiau žiūriu bokso, palyginus su MMA, bet esu matęs aukšto lygio boksą, ypatingai sunkiasvorių, bet to pačiu net tam pačiam influenceriu šitam karde buvo kur kas geresnių boksininkų, gal taip pavadinsiu. Taip. Jie nėra tipo boksininkai, bet jie yra, nu, jie net kai kurie iš jų yra pasidarę savo tą šlovę, žinomumą per boksą šiek tiek daugiau nei per kažkokį ten kitą, ten TikToką ar Instagram ar kažką. Tai ten jau buvo tiesiog iš techninės pusės daug geresnių kovų nei tos 2 pagrindinės, žinai. Ten 2 pagrindinės tai buvo, šiaip net sakyčiau, Tommy Fury, kuris yra brolis šito Tyson Fury, vieno geriausio ar geriausio sunkiasvorio boksininko. Martynas nesutiks, nes jis Usykas, sakys, 100% geresnis, bet netame esmė, aš tik noriu pasakyti, kad, nu, kaip brolis profesionalaus boksininko ir kaip žmogus, kuris turėtų būti profesionalus boksininkas, nu, jis ten nepasirodė labai kitaip nei tie kiti, kur be technikos taip pat lygiai kovoja, nes, nu, jisai turi gal tvarkingesnę techniką, bet jisai nesugebėjo nieko padaryti prieš, nu, literalų youtuberį KSI, kurio aš kontentą šiaip pats labai net mėgstu žiūrėti, nes, nu, gana jokiai, nu, ta prasme, ten tie visi sidemen yra ir panašiai, man patinka, bet, ta prasme, jeigu tu jau eini kaip profesionalus boksininkas ir tu nori nebūti tame lygyje, nu, tai aš tikėčiau, kad jis ateina, padaro nokautą ir išeina, žinai, bet jam ten pavyko tik tai glebeščiuotis 4 raundus ir 2 iš jų tiesiog net pralaimėjo jisai pats, tai žodžiu. Boksininkas, kuris laimėjo decisioną, šiaip ne taip ir labai džiaugiasi laimėjęs. Jo, ir dar labai džiaugiasi, tai teisingai. O tu esi šiaip žiūrėjęs, kad nors, nu, va, šitą gal, sakai, pasižiūrėjai po to, bet ten, pavyzdžiui, tokius Jake Paulus visokius... Tik highlightus. Šiaip nelabai, aš mėgstu nelabai, nu, jie aišku, tai ir bando pasiekti, supriešinti MMA, boksas ir taip toliau. Ir ypač, nu, žiauriai skauda, kai ateina pasenę MMA kovotojai, kaip Tyron Woodley arba... Žiauriausiai tai buvo Anderson Silva ir kai jie pralaimi, tai ta prasme, nu, nėra ką be pridurti, labai skauda, bet ir šiaip, nežinau, nesu fanas to, aš mėgstu tą gryną MMA ir šiaip Dillon Danis ir jo imtynių veiksmai, jo smaugimo bandymai, ta prasme... Ten jau gėda šiek tiek buvo žiūrėti, už kitą žmogų gėda.
Nu, įdomu, vat yra gal šiek tiek apie ką pakalbėti, bet manau, kad daug mūsų klausytojų dabar norėtų praskipinti. Ne, dar jie negali praskipinti, nes dar turiu vieną segmentą, kuris man dar įdomesnis. Tai yra, kodėl tai neveikia Lietuvoje. Ir mes čia prieš podcastą irgi dar turėjom tokį trumpą diskusiją, ant kiek yra blogai išpildyta ta pati idėja. Realiai, ką daro visokie Jungle Kingai, tai jie bando padaryti tą patį, vat, ką sukūrė tie patys Logan Paulas, KSI prieš daug metų, ar dabar Jake Paulas, ką jis daro. Nu ir visi tie influenceriai, ten atsirado daug daugiau, dabar iš viso yra toksai YouTuberis iDubbbz, kuris padarė, man atrodo, vadinasi Creators Clash, kažkas tokio. Tiesiog kviečia visus creatorius YouTube'ai maždaug į savo tą eventą, kad, sukovotų vienas su kitu, toks kaip challenge'as labiau. Ir labai daug ten jų ir kovoja, ir labai daug žiūri tai, ir, tai yra didelis dalykas, kuris generuoja daug pinigų. Nes tu matai savo mėgstamiausius kūrėjus, kurie ir taip turi labai didelį sekamumą. Tu matai, kaip jie išsiaiškina bokso ringę, kas, šiaip visai įdomu pamatyti, kartais tu, net nepagalvoji, kaip įdomu būtų pamatyti kažką va tokio Lietuvoje, bet ką mes turim Lietuvoje, tai yra, mes visų pirma neturim kažkokių celebričių tokių, kurie, turėtų tokį žinomumą, kur jų kova mus labai sudomintų. Aš nežinau, aš nesugalvojau, bet aš turiu tokį sąrašiuką, kurį aš va tau pristatysiu po to. Bet esmė, numeris 1, nėra celebričių tokių, kaip turi užsienis, kaip turi, akivaizdžiai Amerika ir Jungtinė karalystė, čia yra daug didesni marketai. Tada turim kažkokius influencerius iš TikToko, kas ten, pavyzdžiui, šituose visose Jungle Kinguose kovoja. Aš net nežinau, ar jie turi kažkiek followerių. Ar ten turi turėti followerių ar neturi. Tai jau yra. Be to, kad ten yra marozinas. Čia dar viena priežastis, kodėl tai yra blogai. Nes ką mes ten matom, tai aš kaip sakiau, tai atrodo kaip... kai aš Klaipėdoje užaugau ir prieidavo koks nors bičiukas paprašyti atiduoti telefoną ir kartais atrodo, kad ten sumesti tie, kur prašydavo telefonų, kad jie išsiaiškintų santykius, žinai. Ir kalbos, kaip jie kalba vieni su kitais ir panašiai. Nėra influencerių, kurie, ta prasme, būtų su dideliu žinomumu, dideliu followingu ir darytų kažkokį normalų kontentą. Ne taip kaip užsienį. Ir apskritai šiaip nėra pinigų tame. Ta prasme, nei kovinis sportas čia yra didelis, nei tie žmonės, kurie tenai, tarkim, labai gera analogija. Loganas, koks nors Paulas, kuris tenai ruošiasi savo bokso kovai, jisai turi pačius geriausius nes jis milijonierius. Visi, nepamirškim, ten beveik visi yra milijonieriai arba labai daug tūkstančių pinigų uždirbantys žmonės. Ten ruošiasi su geriausiais treneriais, geriausiose sąlygose, daro gerą promotion campaigną, viską, žinai. Ir iš to tampa, tai virsta į tai, kad aš nusiperku už 20 eurų, žinai, tą pay-per-view, ne? O ką mes matom Lietuvoje, tai yra, aš atsimenu, kažkada klausiau, ten Remigijus Viršila. Tai rašiausi savo tai bokso kovai, tai pradėjau bėgioti stadione, ten žiemą aplink, žinai, ratais. Ir tada palygini šitos du dalykus ir supranti tiesiog, koks yra skirtumas. Bet, sorry už savo labai ilgą monologą. Ne, viskas gerai. Dabar žiūrėk, aš tau siūlau vieną tokį kardą, kurį tu nusipirktum, aš manau. Galvau, siūlys eiti į ringą. Ne. Dabar žiūrėk, mes čia su Milda, kuri dirba basketiniuose, susėdam ir aš tai sakau, kas yra didžiausi influenceriai Lietuvoje, didžiausi celebričiai ir taip toliau. Ir mes išsirašėm sąrašiuką. Dabar žiūrėk, ar tu nepirktum šitų kovų? Justinas Jarutis prieš Saulių Prusaitį. Išsiaiškinti, kas yra Lietuvos muzikos toks kūdas žmogeliukas. Nes aš nežinau, kaip jas kitaip apibūdinti. Bet, čia warm-upas, čia early prelims. Early prelims, ne? Tada turim Justinas Jankevičius prieš Mantą Jankavičių. Dėl Jankevičiaus pavardės čia būtų dvikova legendinė. Ir maždaug amžius nėra toks didelis skirtumas. Manau, kad Gerai, toliau einam. Čia truputį pritrūko vaizduotis Katleris prieš Mackevičių, nes tiesiog nesugalvojau, kas dar. Tiesiog tarp jų tokia kova. Bet toliau, žiūrėk, čia mes lyginam dabar su Jungle Kingu. Čia įsivaizduoju, kad būtų alternatyvi korta, kuri būtų nusipirkt galėtum.
Po to darom YouTuberių Ultimate Clash, Paul Demiko prieš Vaidotą. Dar vienas bokso matčas. Okay. Ir dabar jau einam į tos spicy labiau. Tai Mantas Bartuševičius prieš Dominiką Klajumą išsiaiškina bokso ringę dėl savo tentų, kas pizdino bairius. Tada Mantas Stonkus išsiaiškina prieš Celofaną, nes šita kova realiai buvo siūlyta Jungle Kingui. Ta prasme, Jungle Kingas siūlė Stonkui, bet ten mažai pinigų siūlė ar something like that. Tada čia jau ėmiau 2 sportininkus, visą laiką reikia 2 sportininkus paimti. Didelis vyras Linas Kleiza, kuris žaidė už Atlantą, prieš žmogų, kuris perplaukė Atlantą. Aurimą Malujavičių. Wow, va čia jau darosi. Čia jau sunkiasvorių dvikova. Čia jau atletai. Ir dabar, kadangi reikia parduoti šitą visą, vis tiek reikia didelių 2 vardų ir ėmiau muziką, nes kažkaip vis tiek muzikos pasaulis gal didžiausi celebričiai. Filmų nekuriam mes labai Lietuvą. Nu jo, ten tokių neturim. YouTuberių kažkokių, jau ten įvardinau. Paskutinis, ant ko būtų parašyta, tipo, ne UFC, o ten Celebrity FC. Posteris visas būtų posteris plakatas. Selas prieš Baumilą. Boom. Baumila. Tik man Baumila čia nelabai yra. Toks jisai nežinau, priimto. Bet jisai man gal iš tų visų pagalvojau toks labiausiai sportiniai formai. Nors iš kitos pusės, gali apie daug ką čia tai pasakyti, bet Baumila kažkada žaidė mėgėjiškai. Kažkokį turi, fizinį pasiruošimą. O Selas tiesiog agresyvus bičias, jisai tikrai, manau, Selas laimėtų. Eitų, jo. Nežinau, kas laimėtų. Šunį, kaip sakoma. Gerai, bet žiūrėk, dabar išvartinau. Šitas pavardas pirktum ar ne? 10 eurų. Ne, tai aišku nusipirkčiau, nes tokių dalykų nebūna, bet ta prasme, nežinau. Šiaip, tai kam bandai sakyti, nereikia daryti šitą? Ne, nedarom, nusipirkčiau, jeigu būtų, nes tai būtų tiesiog, kas čia vyksta ir, 10 eurų. Bet ne, o įdomu dėl tų Jungle Kings, aš norėjau tavęs paklausti, kaip tu manai, kas yra auditorija, ar vaikai, ar mūsų metų vyrai, vaikinai žiūri, ar tai vyresni, tai tikrai nemanau, bet... Įdomu, šiaip gal mūsų 10 žiūrovų gali atsakyti, bet aš galvoju, yra dalis žmonių, kurie žiūri su tokia panika, su tokiu, kaip, ta prasme, čia yra toks cirkelis, kurį reikia pažiūrėti, ir yra dalis žmonių, kurie žiūri, nes jiem patinka gal tie žmonės, tie influenceriai. Aš nežinau, aš tai taip skirstyčiau. Nežinau, ar pagal amžių čia galima išskirti. Aš neįsivaizduoju. Vis pirma, tai jų didžiausia dar bėda, čia šiaip apie Jungle Kingo problemas čia mes visą podcastą tikrai neužteks, bet jų dar bėda, kad ten restreamina visi jų tuos eventus, tai realiai nieks už juos nemoka, tai jie pinigų iš to nepasidaro. Bet vis pirma, tai pats turinys nekoks yra, tai čia vien dėl to, Aš sakau, kažkas padarytų tą nesąmoningą celebričių kardą, kur aš ką tik išvardinau. Tai aš tus 10 eurų ramiai sumokėčiau ir jeigu tai būtų, production value, tas quality geras, ten didelis geras renginys, o ne kaip ten pasakoja Jungle Kingas, mes tie organizuojantis 2 žmonės, Dirkstys ar Dirkstys, nežinau, su šituo, su Viršila, maždaug jie ir patys kovos tame renginyje ir dar turi kažkokius ten šviesinti, jung šviesas ir šortus dar pažiūrėti, kad kažkam trūksta šortų, Tai aš labai trumpai tik tai tikiuosi užbaigiant šitą temą, aš pasisakysiu gal aštriai, bet aš jų nekenčiu, jų visų šitų Jungle King veikėjų, nes turiu brolį, kuriam yra 16 ir jisai dėja juos žiūri. O jie yra tiesiog nekultūringi, nežinau kiek išsilavinę ir jie tikrai gerų vertybių nemoko. Plus jie, nežinau, neturi jokių ten įgūdžių kovos menuose, kad galėtum kažką... Ta prasme, ne visi, ten yra kažkas turi, nes kažkas iš ten yra atėjęs, realiai iš kovos menų, bet yra ir kažkas, kas paimta ten, kad, ta prasme, kad eitų baladotis realiai, Taip. Tai, jo, esmė tai, tame, kad tiesiog, kaip tu gerai sakai, gerų vertybių tikrai nemoka. Negali sakyti, kad ten... visokie Logan Paulai su Jake Paulais tai daro, bet
Nu, kažkaip švelniau atrodo, aš nežinau. Kitaip atrodo, jo. Tai nėra tas, kur ten, nu, žodžiu, mes jau per ilgai turbūt kalbame apie tai. Anyways. Ok, tai pereikim prie to, ko mes čia susėdom šiandien. Realiai turėjom daryti podcastą dviese, nes dar galvoju, gal palaukim, žinai, po eventą, bet aš švarau į Serbiją, tai dabar pasidarysim prieš ir padarysim savo dar ir predictionus, pažiūrėsim, kaip nusišnekėjom po to. Bet pakalbėkime apie UFC 294. Tai yra renginys, kuris vyks labai anksti Lietuvos laiku, 17 val. Bus galima pradėti žiūrėti early prelimus jau ir pagrindinė main cardas vyksta nuo 9. Tai, žodžiu, baigsis viskas ten dažniausiai 3 valandos nuo main cardo pradžios vyksta renginys, tai viskas baigsis dar iki 12, tai galima bus nueiti miegot visiškai kaip normaliam žmogui. Tai yra mano mėgstamiausi renginiai, kai jie vyksta tokiu laiku. Tai? Jo. Aš taip pamėgau savo ryto rutiną su kavos podeliu, kad net nežinau, bet aišku, kad žiūrėsiu, nes kažkaip sėdėti namie ir žiūrėti filmą, kai žinai, kad vyksta kovos. Jo, ir dar ne šiaip kovos, va čia apie ką reikia būtent užsiminti, ne šiap kovos, bet dvi labai intriguojančios kovos. Vyks tai, dėl ko tai yra tokiu laiku, nes tai vyksta Abu Dabi, tam Fight Island, kuris buvo sukurtas per pandemiją. Taip. Aš atsimenu, tai įvertinau kaip geriausią pasiekimą UFC, kai dar dariau patį pirmą šito kanalo video, ar ten antrą, žodžiu. Ir fun fact, paskutinį kartą, kai kovojo Fight Island, UFC 280, ten kovojo Islam Makhachev prieš Charles Oliveira 2022 metais. Ir tai ir turėjo būti jų remačas čia, toj pačioj vietoj. Taip. Bet kaip turbūt jau daugelis ir, manau, tikrai visi jau čia girdėjot, kas klauso šitą podcastą, kad Charlesas Oliveira iškrito iš rikiuotės, jeigu taip išsireikšt. Labai gaila man. Dėl priežasties, kuri yra labai paprasta, per treniruotę, per sparingą buvo jam prakirstas antakis. Ir stipriai, taip. Nu, taip kaip per kovą dažnai pamatai tokį atsivėrusią didelę žaizdą. Panašiai kaip Matijūnai, mačiau, Donatui irgi buvo čia normaliai. Šiaip Oliveira, jisai tikrai yra tas kovotojas, kuris eina tiesiai į ugnį ir jis daug smūgių yra prasileidęs jau, tai aš įsivaizduoju panašiai kaip Neidijasui ten daug randų, kurie daug lengviau atsiveria paskui ir panašu, kad jo, šiaip įdomu, kaip tas sparingo partneris jaučiasi, žinai, tu nepamiršk, kiek tu pinigų, ta prasme, investuota yra iš Oliveros pusės į visus žmonės aplink jį, visą tą treniruočių stovyklą, visi sparingo partneriai tie patys ir yra apmokami iš tų pinigų, kurios tu gausi, kai tu sukovosi vos ne ir, žinai, tada tu atsimoki visiems. Tai jo, tai čia ne tik, kad kaip jis jaučiasi dėl Oliveros kaip žmogaus, bet čia kaip, nežinau, kaip būtų labai daug pinigų skolingam kažkam, turbūt panašus jausmas, kai tu žinai, nu, turbūt, ne turbūt, o tikrai netyčia, ne kažkas, o Belal Muhammad, vienas iš tokių, kuris sakė, čia jisai bandė išvengti kovos ir netgi pats Makhačevas minėjo, kad čia Oliveira niekada su manim ir nenorėjo kovoti, čia skundėsi dėl lokacijos, kad čia vėl toj arenui, tai vos ne jis specialiai prasikirto antakį, taip kaip mes jį matėm, gana šlykščiai pavadinkim, tam, kad išvengtų šitos kovos. Nu, come on, tipo. Tu manai, aš greitai paskui sugrįšim, bet manai, Paulo Costa lygiai taip pat susilaužė savo tai va čia irgi kūnę, nemanau. Čia jie galėtų pakonkuruoti, čia jau prieėjai prie to Kostos atvejo, kuris irgi iškrito, turėjo kovoti prieš Hamzat Chimaev ir, žinai, kas įdomu, ne rusai, nu gerai, vienas rusas, bet irgi dagistanietis, o kitas iš Čečenijos, bet gyvenęs Švedijoje, nu žodžiu, toks irgi. Bet abu tie su V gale pavardės turėjo kovoti prieš 2 brazilus, kurie abu iškrito. Ir Kosta turėjo, tai jam lūžo alkūnė ir tada infekcija jis pasigavo kažkokią ten. Jeigu tu matei tą fotkę su tas Nemačiau, tik tai žinau, kad jam 3 operacijų reikia, kad jis vieną darė, tada antrą ir jis dar tikėjos, ar bent jau šnekėjo, kad kovos ir ten, kai viskas buvo nulykinta, kaip pasakyti, sužinojo UFC, tai nebuvo šansų. Aš įdėsiu dabar ant viršaus fotkę, kaip atrodo Paulo Kostos alkūnė dėl infekcijos, kurią jis gavo po operacijos.
Tai sakau, gali pasigalinėti, kurio šlikštesnė yra priežastis nekovoti šitam renginiui būtent Kostas su Oliveira, nes labai nekaip atrodė. Tai dabar paklausiu, ar tave labiau domino tas kardas, kuris turėjo būti, ar tai, kas dabar bus ir ką žiūrėsim? Nuo širdžiai tai abu replacementai, abu pakeitimai yra, manau, sustiprinę tą renginį, bent jau mano galva. O tu... Jo, šiaip aš esu Oliveros fanboyus kaip Martynas Adesanės. Okay. Tai Olivera... Jo, aš labai norėjau jį pamatyti, kaip prieš Benil Dariuš sukovojo, nesitikėjau, kad jis šitaip sudominuos iš tikrųjų ir tikrai tikėjausi, kad duos kovą prieš Makačevą ir labai būčiau norėjęs tai pamatyti, tai gaila, bet Volkanovski, su short notice tiek nedaug laiko iki pat kovos gavo šansą ir be jokių klausimų, manau, tai bus žiauriai įdomu, net nežinau iš tikrųjų. Dėl Paulo Kosta ir Ičimaevo, Usmanas, aš manau, man Paulo Kosta būtų buvo įdomiau, man jisai biški pasikeitęs, kai kovojo dar prieš Adesanę, jis toksai buvo, nelabai mėgiamas visi pasisakymai, bet po to jis bandė atsistatyti, ten savo... Jis pavirto mimų tokiu, Secret Juice, ten savo visokias, žodžiu, ir paskui, jis visai mano akyse kilo, tai aš norėjau pamatyti gerą kovą ir plus, kad Kosta yra didelis, aišku, jis neįs ant imtynių, bet tas svoris, viskas, ir aš net nebijoju, kad Čimaevas ruošiasi tam, dar sugrįšim, bet tai dėl šitos galbūt jau norėjęs matyti originalę. Kosta labiau, ne? Kaip ir taip, dar plus dėl to aš sutikčiau su tavim, kad Usmanui visgi reiks naują kategoriją į tą aukštesnio svorio kilt, nes Čimaevas ten negalėjo, aš nežinau, ar net buvo planuosi čia per tiek laiko, kad Čimaevas jau eitų iki welterweight limito, turbūt net nelabai manoma buvo, tai dėl to Usmanas kyla viena kategorija aukščiau. Volkanovskis pakeitimas, ta prasme, daug kas sako, tas daug kas, tai Makačevas didžiąją dalim, kad čia vos ne jau turi iškart pasiteisinimą, jeigu pralaimės Volkanovskis, bet man labai patiko, ką jis pasakė, ar savo jis labai daug daro visokių kontento vienetų, tai ar vlogas, ar kažkur per savo kanalą pasakė, kad koks čia yra mano pasiteisimas, jeigu aš pralaimėsiu. Ta prasme, kaip aš čia nieko nerizikuoju, jeigu aš pralaimės, realiai to šanso vėl kovoti dėl lightweight titulo, beveik turbūt nematysiu jau, turbūt ir nebepamatysiu. Taip. Nes dabar jis buvo vieną kartą kovojo, nepavyko, antrą kartą pralaimėtų, tai būtų panaši situacija kaip su Max Holloway ir Volkanovskiu. Tu jau nebenori bukinti dar vieną kartą, nes kad ir buvo kaip arti, vis tiek tas pasirodė geresnis. Ten dar prieisim, žinai, prie pačio breakdowno šitos kovos, bet aš galvoju, kad čia neteisinga sakyti, kad Volkanovskis nieko nerizikuoja ir tikrai rizikuoja ir savo, dabar jisai yra vėl pakilime po tos kovos ir buvo pakilime jau, kur ruošiasi nuosekliai ten 2 mėnesius tai kovai su Makačevu, jis po tos kovos net pralaimėjęs jau buvo pakilime ir toliau yra pakilime ir dabar vis tiek pralaimėjus kažkaip dėl to, kad tu per anksti be jokio pasiruošimo ateini į kovą, tu rizikuoji daug kuom. Dabar taip, savo istoriją, tą trečią šansą gauti jau būtų labai sudėtinga, kaip ir sakai. Ir šiaip Volkanovskis, aš biškai žiūrėjau dabar prieš mūsų podcastą spaudos konferenciją ir Makačevas labai daug kalba apie tai, kaip Volkanovskis viską daro dėl pinigų ir šitą kovą dėl pinigų. Ir aš kaip fanas netikiu. Ta prasme, aš manau, kad Volkanovskis pinigų turi tikrai. Faktas, kad jis jų gaus daug už šitą sudalyvavimą šitoj kovoje, bet man jis toks atrodo, kad turi ambicijas ir kaip pralaimėjo prieš Makačevą pirmą kovą, jinai buvo labai, labai, kaip pasakyti, galėjo eiti vieną arba į kitą pusę ir mano net nuomonė, bet aš mėgstu Volkanovskį, tai jinai tokia, kaip pasakyti, šališka, tai gal net Volkanovskis ir turėjo laimėti, bent kokiu atveju matęs, kaip Volkanovskis buvo užsidegęs, kaip jis norėjo rematchą iš karto, man atrodo, jis nepratęs pralaimėti, aš taip galvojau, kad prisimenant jo visą karjerą, kaip jisai lipo į viršų ir jis šiaip nublemba tų pralaimėjimų, aš dabar nežinau, bet neatsimenu ir
Man atrodo, tokie UFC tai kovotojai. UFC jisai kaip ir be pralaimėjimų nuėjo iki tos kovos su šituo, su Makačevu. O dėl Usmano dar užbaigiant, tai šiaip aš pagalvojau, pati situacija. Usmanas dabar, ten kažkas gero buvo papaustinės mymą. Usmanas kovos su Čimajevu dėl progos kovoti prieš Stricklandą, žinai. Visų pirma, kad Usmanas dabar 2 kartus pralaimėjęs Leonui Edwardsui, tu tarsi savo galvoj, tu jau visai kitokį jį matai, nei prieš tos, nežinau, dar geras buvo stapimas, kad šitoj Fight Island pats pirmas eventas buvo būtent Usmano prieš Masvidalį. Tai prieš tos 3 metus, kai tenai Usmanas kovoja prieš Masvidalį, jis atrodė nenugalimas ir ten tiesiog geriausias, net tai, kad geriausias welterweightas all time, bet ten atrodė kaip į GOAT conversation, jau mes čia kalbam apie vieną iš geriausių ever, žinai. Ir tada įvyksta tos 2 kovos, praeina dar keli metai, dabar jau 36, jau ir senesnis, dar į didesnį svorio kategoriją, dar prieš labai baisų, ta prasme, baisų tai turiu minį, ne tai, kad nėra, kad kovotojai bijo vieni kitų, bet tai nėra tas, kur tu mažiau, nežinau, kur ateini, ta prasme, su daug pasitikėjimo, kad tau nereiks čia be pasiruošimo ateisi ir nugalės. Čia nėra toks kovotojas. Čia yra vienas labiausiai gal vengiamų kovotojų, nežinau, kiek jis pats ten nesugeba susidylinti dėl kovų, ar ten jam sveikatos problemos, kad jisai taip ilgai nekovoja Čimajevas, bet vienas, ta prasme, labiausiai vengiamų kovotojų. Tai, šita visa situacija Usmanui atrodo kaip sudėtinga ir aš jį dabar visai kitaip žiūriu, nei, sakau, prieš keletą metų atrodo, dar ką tik. Čimajevas ir Makačevas šiaip, panašus tokie, ne? Pusės, kad nieks su jais kaip, aišku, kad dėl diržo visi turbūt nori kovoti, bet nėra tie kovotojai, Makačevas ir Čimajevas, prieš kuriuos visi labai norėtų to mečo, ypač kaip prieš dar diržą Makačevas buvo, labai jam sunku buvo kovas gauti. Tai jo, Usmanas, bet tas ir yra, kad Usmanas šiaip, kaip pagalvojus, tikrai buvo vienas geriausių prieš porą buvo metų. Arba GSP, arba Usmanas, tu rinkis iš tų dviejų, kas welterweight kategorijos gauta, ne? Ir prieš Edwardsą pirma kova, tai jeigu ne paskutinio raundo, paskutinės minutės, visa istorija būtų vėl kitaip. Tai šiaip labai įdomu, tik tais yra bėda tame, kad visi kalba apie Usmano kelius, kaip jisai neturi kelių, kaip jam, žodžiu, tos labai ten problematiška. Susidėvėję, gal taip pavadinkim, nuo vaikystės ten pradėjus su imtynėm, taip toliau, Jo, bet aš manau, kad, tai aš nežinau, nenoriu blaškytis, gal tu kažkaip nori nukreipti. Ne, aš jau ir noriu apie šitą kovą, turbūt jau galim ir perėti, nes pradėsim nuo co-main, po to apie main ir dar gal gale šiek tiek, kas dar be šitų 2 kovų gali būti įdomu. Labai daug kovotojų šitam karde bus su pavardė pasibaigiančia V raide. Tai yra arba musulmonų kilmės rusai, arba... Rusai. Daug rusų žodžių. Jo, UFC neturi šito vengimo rusų atletų, kaip sakant. Jis duoda didžiausią spotlightą, žinai, visą renginį net paskiria. Šiaip, aš nežinau, vėlgi šališkas, bet man jie taip neparduoda savęs tie rusai. Jie tokie, viskas yra apie smash, I'm gonna smash ir viskas. Kalbos barjeras irgi prisideda, žinai. Kalbos barjeras ir mentalitetas tas visas. Bet čia skonio reikalas, aišku, šiaip geri kovotojai. Tai Usmanas prieš Čimajevą. Pradėkim apie šitą breakdowną. Tai gerai, mes kalbam apie 2 imtynininkus, iš esmės, jų bazė yra vis tiek imtynės. Jie turi abu daug kovų, nugalėjo tuo, kad galėjo spausti savo oponentus, uždėtą spaudimą, kaip sakant, eiti prieki ir galų gale arba parverst, arba prispaust prie narvo ir kažkaip taip ten smūgiuoti, bet esmė tai yra spaudimas ir imtynės. Tai čia, kai 2 tokie susitinka, tu visą laiką galvoji, tai kaip atrodys šitas. Mano dabar tokia pirma mintis. Mes matėm Usmano tokį variantą, kai jisai kovojo prieš Colby Covington, kur tu galvoji,
du spaudimo tie kovotojai, kurie eina į priekį, kurie nebijo eiti į priekį, nes jų kaip ir niekas nenugriaus ant žemės, tai jie dėl to eina į priekį ir šitaip riboja oponento kažkokius veiksmus, nes tu realiai visą laiką eidamas atgal, ką pamatėm iš Adesanijos, kartais negali nieko padaryti. Yeah. Tai, žodžiu, ką tada pamatėm toj kovoj, kad tų imtynių ten beveik ir nebeliko, nes pirma kova Usmanas prieš Colby Covington 0 iš 0 pas abu bandymų versti. Antra kova, kur jau vyko po Colby Covingtono pralaimėjimo, kuris jau bandė kažką keisti, buvo Colby Covingtono 0 pavykusių vertimų iš 11. Mhm. Tai ir buvo 1 iš 1 Usmano. Tai esmė kame, kad Usmano tos imtynių kažkokios grėsmės nėra buvę karjeroj. Ta prasme, jisai kol kas, jam nėra kažkas padarę taip, kad jisai apskritai ant užpakalio atsisėstų ir jį ten kažkas bandytų ar kontroliuoti, ar tenai smūgiuoti, ar bandyti daryti smūgimą, ar laužimą, ar panašiai. Leon Edwards. Leon Edwards labai epizodiškai ten. Jo, ten buvo ta viena vieta, kur taip visi, what? Pirmam berots raundą, pirmoji kovoje. Kaip? Jo, šiaip tiesa. Žinai, kur aš niekada nebūčiau pagalvojęs, kad jisai būtent tai padarė ir dėl to ir pasimiršo. Yeah. Tai dėl to, kai jisai su Čimaevu susitiks, aš nežinau, Čimaevas irgi turėjo savo momentą prieš Gilbertą Burnsą, kur nepavyko pervažiuoti tiesiog. Mhm. Nebuvo, jo labai daug kovų buvo, tiesiog jam pavyko pervažiuoti per oponentus su nesustabdomų spaudimų. Ta prasme, taip. Eina į priekį bičas ir smūgiuoja labai stipriai, bet jeigu tu ten kažkaip išvengsi smūgių, jisai tave dar ir pasigriaus. Jisai pargriovė ten keletą kartų Burnsą, šiek tiek pakontroliavo, bet Burnsas visą laiką sugebėjo atsistoti ant kojų. Taip. Ir ta kova didžiąją dalim vystėsi ant kojų. Tai dėl to šitoj vietoj aš nematau, kad nei vienas, nei kitas galėtų nuversti vienas kitą. Ta prasme, aš kažkodėl netikiu, kad tai įvyks. Dėl to aš labiau linkčiau ties to pirma kova Colby Covington prieš Usmaną, kad viskas vyks ant kojų ir mes pamatysim kickbokso mačą. Ką tu manai? Aš manau, kad Čimaevas bus šiek tiek greitesnis. Aš manau, kad jisai vis dėlto pirmus parvertimo imtynių veiksmus inicijuos. Aš manau, kad Usmanas turėtų juos apsiginti, nes jisai, realiai, nežinau, jo gynyba nuo vertimų, nuo imtynių yra ten nereali statistika pažiūrėjus. Aš manau, jisai turėtų apsiginti, neapsigins, tada kita istorija, bet jeigu apsigins, tai kaip ir sakai, bus stovėsenoj kova ir čia labai įdomu, šiaip, nes beje dar ką sužinau, kad Gilbert Burns treniravosi su Usmanu paskutinės praeitas kelias savaitės. Bet jie ir šiaip treniruodavosi seniau, tai čia toks nėra, kad naujas dalykas, bet ir šiaip kas įdomu, pavyzdžiui, Gilbertas Burnsas, belekoks šitų laužimų smaugimų meistras, kai kovojo prieš Usmaną, Usmanas net nebandė versti, tada atsimenu Burnsą, nes bijojo tos grėsmės, žinai. Taip. Čimaevas, jam nebuvo svarbu, ką ten Burnsas gali ir negali. Tiesa. Vertė ir iš viršaus smūgiavo, žinai, ir panašiai. Tai aš sutinku su tavim, jeigu kažkas ir bandys verst, aš manau, kad tai bus labiau Čimaevas negu Usmanas. Tiesiog, kai nesi matęs Usmano ant užpakalio, labai sunku tai įsivaizduoti, kad tai pavyks, žinai. Tai aš sutinku, turbūt, kad Čimaevas vis tiek didesnį spaudimą bandys dėti, kad jisai turbūt dėl to, kad yra labiau pasiruošęs ir panašiai, jisai turbūt ir gali apskritai, nors, žinai, dar vienas dalykas, apie kardio kalbam dabar. Dar ko nebuvau pagalvojęs. Iš kardio pusės Usmanas yra 5 raundų kovotojas, visą laiką kovoja dėl titulo. Taip. Čimaevas dažniausiai 3 raundų kovose kol kas kovoja, beveik visose, man atrodo, nes main evento neatsimenu, kad turėjo. O su Burnsu buvo 3 raundai? Man atrodo. Pažiūrėsiu, palauk, labai greitai čia. Tai... 3 raundai. Tai ką noriu pasakyti, kaip ir galvotum. Ir plus, paskutiniam raundė, aš atsimenu, kaip Burnsas jau perėmė iniciatyvą dėl to, kad Čimaevui baigėsi stamina. Ta prasme, jisai pradėjo giliai kvėpuoti. Tai
irgi klausimas. Iš tikrųjų, aš dabar iškėliau savo pats tokią dilemą, kad gal čia ir nebus taip viskas, kad Čimajevas eis į priekį ir Usmanas tiesiog sugebės gintis ir stovėsinai turbūt, kad outstrikins jį. Dar yra momentas tas, kad Čimajevas ruošiasi Kostai, kas yra, kad jis tikrai, manau, užsidėjo nemažai raumenų masės ir jis nesiruošė gynybai, imtynių gynybai, nors jisai, manau, kad tai vis tiek treniruojasi ir yra labai geras, bet jis tikrai nesiruošia tam, tai jo planas turi šiek tiek keistis, nes Kosta, neturėjo šito ir dabar jau Čimajevas vis tiek turės galvoti apie gynybą, bet aš manau, kad jis pradės su puolimu, pradės su dideliu spaudimu ir kažkaip tai jo, manau, kad Usmanui teks apsiginti pirmam. Ir šiaip, nežinau, aš žiūrėjau Adesanijos spėjimus, tai jisai sako, kad jeigu eis visus raundus, žodžiu, kova, tai teisėjų vertinimų laimės Čimajevas, bet Adesanija spėja, kad Usmanas trečiam raunde nokautą. Tai čia yra šališkas vėlgi jo. Aš norėjau sakyti, čia yra 3 Afrikos karaliai, nepamirškim, Ngannou, Adesanija ir Usmanas. Bet jo, aš dabar galim ir savo pateikti dar spėjimus, bet dar pakomentuoja tavo tą, ką sakei. Šiaip man įdomu, kad sako, kad Adesanija spėja, kad jeigu kova nueis iki galo, tai jie kovos 3 raundus, ar ne? Man atrodo, nes Kaumeinas dėl betitlo tai turėtų būti 3 raundų kova. Tai, žodžiu, kad ten ta kova, jeigu nueis iki teisėjų sprendimo, tada laimės Čimajevas. Taip, Adesanija spėja. Iš vienos pusės gali galvoti dėl to, kad tik 3 raundai, pirmi 2, jeigu ten, kad ir nebeturės iš vis jėgų Čimajevas, jo, gali gal 2 pasimti ir paskutinį pralaimėti ir vis tiek laimėti kovą. Bet man ilgesnėje distancijoje vis tiek Usmano labiau atrodo tas faktorius, kad jisai gali su savo kardio ištemtą kovą. Jis šiaip, ką jisai dažnai darė, ką mes gal jau pamiršom, kadangi jis jau nebe čempionas, jisai sugebėdavo padaryti kovas neįdomias. Jisai sugebėdavo prieiti, paimti tą savo oponentą, prispausti jį prie narvo ir tenai maždaug tam klinčia spardyti į pėdas, ten jo, tokius taškelius, žinai, rinktis. Tai su šita strategija aš galvoju, kad jisai galėtų tai padaryti, kad pasimti tiesiog neįdomią kovą. Bet ir apie Čimajevą kalbant, jo ne vieną matėm tą tokį greitą nokautą, kur tiesiog turi jisai jėgos kaip arklys, ten negali kvestionuoti, prasme, jisai ir tą, pamiršau dabar jau pavardę, bet kur middleweight, ten tą vieną, kur iškirto labai greitai. Neatsiminsiu ir aš, kur nokautą padarė. Ten, kur per pirmą minutę, net, žinai. Tai jisai tokių tikrai, net tikrai daugiau turi, jisai tokių turi daug. Usmanas turi vieną tokį momentą prieš Masvidalį. Jisai niekada nebuvo žinomas kaip vieno smūgio kažkoks KO artist, tai dėl to, dabar jau prieikim prie mano spėjimo, aš galvoju, kad vis pirma, pasakysiu tiek, kad jeigu laimės nokautų, tai laimės Čimajevas, jeigu laimės decisionų, tai laimės Usmanas. Ir atvirkščiai nei Adesanija, nes aš dabar galiu nesutikti su vienu geriausiu ever, žinai, kovotojai. Bet ne, iš tikrųjų, manau, kad galų gale, dabar jau savo sprendimą dedu, manau, kad laimės Usmanas decisioną visgi. Aha. Jo, aš tokį dedu. Tai neįdomu, nes aš iš tikrųjų tą patį sakysiu. Dėja tą patį, manau, kad bus labai atkakli kova, bet aš vis dėlto nors visi žinom, kad Čimajevas yra labai geras, bet man jo tam tikra panika kovoje su Burnsu, kai nepavyko pirmos minutės, labai, ir aš čia dar viena kova, kur vėlgi mano asmeninis toks gal buvo jausmas, aš vėlgi šiek tiek šališkas Burnsui, bet man atrodo, kad gal net Burnsas galėjo ištraukti, o gal ir ne, bet labai artima kova ir aš kažkaip manau, kad Čimajevas iš vienos kovos tu gali pasimokyti, bet vis tiek patirtis daro savo ir tas sugebėjimas kiekvieno raundo pabaigoje ir naujo raundo pradžioj padaryti pakeitimus savo kovoje, aš manau, Usmanui pravers, plus jis turi žiauriai gerą trenerį, tai Trevor Whitman, ir aš manau, kad vis dėlto
pirmas bus fokus, susikaups ties gynyba pirmam raunde, biški raminti Čimajevą ir aš tada manau, kad padarys neįdomią kovą ir decisioną pasiims Usmanas. Ir, tai sutinkam tas to. Jo. Plus, aišku, jie abu labai motyvuoti, nes abu labai nori Stricklando ir šiaip čia įdomu bus vėlgi, bet jo, sutinku su tavim, trumpai pasakius. Ok, tai jo, aš manau, tada galim ir judėti toliau prie pagrindinės kovos, apie ką jau truputį prasitarėm, yra remačas visgi, tarp šitų dviejų kovotojų, tarp Čimajevo, dabar jau man Ajevai visi, Makačevo norėjau sakyti, ir Volkanovskio. Nežinau net nuo ko čia pradėti, Ar tau po pirmos kovos atrodė, kad visų pirma pradėkim nuo pirmos kovos, ar tau po pirmos kovos atrodė, kad ten buvo robbery ar ne? Nes aš dabar buvau ir pasižiūrėjęs tą kovą šiek tiek neseniai, čia prieš kokią savaitę žiūrėjau pilnai tą kovą. Ir ten paskaičiau visokius reviews, žinai. Yeah. Mano supratimu, tu sakei dar, buvai užsiminęs, kad dar nežinai, ar ten Volkanovskis. 3 raundai man aiškus ten buvo Makačevui, bet tie aiškus yra tokie, kur per tiek. Tai dėl to, aš nežinau, man Volkanovskio ten daugiausiai kas buvo, tai kad pasirodė, kad jisai prieš daug didesnį oponentą galėjo apsiginti nuo takedownų. Bet labai daug, man atrodo, žmonių į tai susikoncentravo kaip į dalyką, kuris labiausiai juos nustebino. Ir į patį strikingą, kur ne vienam raunde iš tikro strikingų laimėjo Makačevas, tiek nebekreipė dėmesio. Tai dėl to aš sakyčiau, ten pirmi 2 raundai, man atrodė, kad buvo, realiai galiu pasakyti, man atrodo, 3 buvo raundas ir 5, kur Volkanovskis, aiškiai laimėjo jau taip, aiškiai. Ir kai tu turi prieš čempioną laimėti, tu turi paimti aiškiai 3 raundus realiai. Man labai sunku yra su kovom, kurios baigėsi, kai vienas kovotas yra ant canvaso, o kitas smūgiuoja į jį. Yra šitas ir tas smūgiuojantis, kuris dominuoja paskutinę minutę ar daugiau ir jisai pralaimi kovą, labai sunku yra priimti tai. Tai aš manau, kad tai irgi takoja mano tą nuomonę ir aš dėl to maniau, kad Volkanovskį turėjo vis dėlto laimėti. Plus Makačevas, bet vėlgi yra 2 stovyklos, kita stovykla būtų, tu turi dominuoti prieš čempioną, kad atimti iš jo diržą. Kad jeigu ką ir norėjau sakyti, bet tas faktorius mane irgi tada palaužė ir aš dar klausiausi berods Joe Rogano to Fight Companion, kur jie visi sutartinė rėkia kaip, mes turim naują čempioną, žinai, ir galų gale neturim ir ne tai, kad koks nors split decision, kad 2 teisėjai davė vienam, kitas kitam, visi 3 užtikrintai davė Makačevui, tai va. Bet pažiūrėk, praeitą kovą iš viso smūgių Volkanovskis 100. Žinau, aš net irgi buvau pasižymėjęs apie smūgius, kad daugiau smūgių iš tikrųjų net stovėsenai pataikė Volkanovskis. Bet jeigu tu per raundus žiūri, tai vis tiek tuose raunduose, kur aš Makačevui duočiau, jisai daugiau smūgių padarė. Ir reikia nepamiršti, vis tiek buvo ir takedownų keletą, kurie nieko gal ten nepadarė daug su tais takedownais, daug ir apsikynė Volkanovskis. Buvo keletą, kur pavyko nuversti Čimajevui ir, Makačevui, Ir gale ir Volkanovskiui pavyko ten tą vieną padaryti. Ten takedownas buvo dabar, aš nebeatsimenu, ar ten buvo smūgis Scramble kažkoks toksai, bet vien tai, kad kova buvo beveik prieš metus ir mes vis dar diskutuojam. Bet tai buvo viena geriausių kovų, vos ne ever gal sakyčiau. Bet diskutuojam, kas laimėjo, vien dėl to verta rematcho ir čia bus žiauriai gera kova, aš manau. Tai kaip tu manai, kad jinai eis kokią eigą? Tai aš nenustepčiau, jeigu šita kova būtų labai kitokia nei ta pirmoji kova, bet tuo pačiu nenustepčiau, jeigu būtų identiška. Šitų kovotojų lygiai, ta prasme, yra vienas parodė praeitoj kovoje, kad jis yra tokio pat lygio grappleris, wrestleris ir panašiai. Tai yra Volkanovskis įrodė, kad jisai gali būti lygus Makačevo imtynėms ir ten, apie tai jau labai daug čia šnekėjom. O kitas parodė labai, kad yra daug geresnis stovėsenai, nei mes tikėjomės. Tikrai, taip.
Tai iš tos pusės, tai yra, nepamirškim, 2 geriausi šiuo metu turbūt kovotojai UFC iš vyrų kategorijos skill for skill, jeigu imtum visus dalykus, labiausiai balansuoti tokie, kur viskas yra gerame lygyje. Pavyzdžiui, Makačevas, mano galva, yra negeresnė Khabibų versija, nes Khabibas yra kitas lygis su imtynėm, bet jisai turi daug labiau subalansuotą arsenalą savo ginklų. Tai yra, jisai turi daug, mano galva, daug labiau smooth, tokį einantį ir nežinau, kaip išsireikšti lietuviškai, bet tiesiog jo smūgiavimas netrodo toks pritemptas, jis atrodo natūralus ir jisai ir padaro daug daugiau žalos, pavyzdžiui, prieš tą patį Oliverą, ką padarė Makačevas su to smūgiu, kur knockdowino. Man atrodo, jis daug geresnis strikeris už Khabibą, dabar jau pamečiau savo mintį. Bet, kol tu atsiminsi, reikia nepamiršti, jis geresnis strikeris, bet jisai buvo, kaip čia pasakyti, išjungtas. Buvo, bet čia jau labai, žinai, senai buvo, tai irgi. Taip, aš šitą žinau, kad buvo. Gynyba stovėsena galbūt, bet aišku, po to nieko panašaus nebematėm. Plius, kiek jis buvo patestuotas, Makačevas, jis tikrai buvo ir yra labai geras. Nežinau, čia bus... Jo, bet ką norėjau pasakyti, kodėl norėjau sakyti, kad visai kitaip, čia jau kita dalis. Tai dėl ko galėtų būti tokia pat, nes, aš nemanau, kad daug kas pasikeitė, bet labai didelis faktorius, kuris keičia viską, yra tas trumpas pasiruošimo laikas. Vis tiek Makačevas ruošiasi labiau Charlesui Oliverai, kuris irgi, taip pat kaip ir Kosta, nėra tas, kuris bandys tą nuversti, tai tau nereikia galvoti apie tas gynybas vertimų, bet gerai, jis ten turi Oliverą daugiausiai laužimų, smogimų ir panašiai, bet tai nebuvo problema pirmoje kovoje, Makačevui. Tai, ką noriu pasakyti, kad pasiruošimas buvo visai kitokiam kovotojui, aukštam, liesam, kuris visai kitokį turi smūgiavimo stilių, kuris eina į ugnį visai kitaip nei Volkanovskis, kuris išlaiko labai gerai, gal net geriausiai šiuo metu atstumą iš visų kovotojų. Tai visai kitas profilis kovotojo. Ir man labiausiai tai stringa dabar, ką Volkanovskis šneka, kad jis turi ateiti čia visai kitaip, nes jis nesiruošia pačiam blogiausiam, jisai nesiruošia, kad jis bus takedownintas ir 4 raundus jisai ant žemės praleis ant nugaros, kaip jisai darė prieš pirmą kovą, dėl to jisai nesijaučia pasiruošęs pačiam blogiausiam scenarijui, dėl to jisai eis, kad padarytų viską greitai ir aš ko tikiuosi iš jo, kad jisai daug labiau agresyviai, nebijodamas takedownų, pats spaus Makačevą ir bandys, tiesiog pasiekti knockdowną, knockoutą, tiksliau. Jo, šiaip aš nemanau, kad Volkanovskis atliks daug laužimų, smaugimų, tai čia vienas dalykas, ko gero knockoutas būtų jo kelias. Nežinau, gal taškai irgi įmanomas variantas šiaip, bet... Čia gal net labiausiai įmanomas pagal, žinant, pirmą kovą. Tik neaišku, kiek Volkanovskis ištvermės turės, žinai, bet šiaip, aišku, jisai pats sako, kad jis puikiai pasiruošęs, jie visada taip sako. Ja. Tai aš manau, kad Volkanovskis, ką Adesanya sakė, pasižiūrėkim. Adesanya sakė, kad Volkanovskis antro raundo pabaigoje knockoutą padarys. Okay. Arba trečio pradžioj. Tai čia va toks labiau į mano tą pusę antro scenarijaus, kur Volkanovskis agresyvumą įjungia į kitą lygį, nes vis tiek pirmoje kovoje jie iš vis pirmą raundą labai atsargiai dar pradėjo, aš atsimenu. Tai prasme, toksai buvo skautingas, taip toliau, žinai. Dabar tada reikia tikėtis pagal Volkanovskį šnekas, kad jisai ateis užbaig darbą labai greitai, pasimti didelį pinigų maišą ir išeit, žinai. Ir tapti dvigubų čempionų. Bet šiaip labai net mešiau to varianto, kad mes tiesiog pamatysim tą pakartojimą, kur tikrai baigsis teisėjų sprendimu, vėl nežinai, ar tas čia turėjo ar anas laimėti ir tikrai, sakau, nenustepčiau dėl šito varianto. Dar turiu vieną mintį. Tai šiaip kas įdomu, kad šį kartą bus Khabibas jo kampe ir Khabibas, kai yra Makačevo kampe, jisai nori kad kitaip Makačevas įprastai kovotų, nei jis kovojo Australijoje, kur jisai daug smūgiavo nes Khabibas taip pat buvo treniruojamas savo tėvo, nesivelk,
eik ant imtynių ir aš manau, kad Khabibas lygiai tą patį, žodžiu, sakys Makačevui, kas, šiaip vėlgi, tada žiūrim, Volkanovskis nesiruošia imtynėmis, dėl to nesiparina, jis galvoja, žinai, viskas bus panašiai, bus daug stovėsinos, nes Makačevas turi pasitikėjimą dabar stovėsinai, o tada gali būti, kad Makačevas kaip tik labai eis ant imtynių ir gal Volkanovskis nebus tam pasiruošęs, čia žinai, kiek kampų galima. Aš labai nustebčiau, kad Volkanovskis pagalvotų, ne, tas Makačevas jau tikrai čia su manim neimtiniaus, aš galiu nesiruošti. Tai faktas. Bet čia tiesą sakai, šitas įdomus toks pastebėjimas, kad Khabibas toks kaip sakyčiau, kur žinai, žino, kad neįdomiai čia tai bus, bet laimės. Svarbiausia pergalė, žinai, pasimti. Jiem yra pergalės ir tą legacy istoriją kurti, jo, tai... nežinau, žinai, kad ir bandys Makačevas ten labai per imtynės eit, Volkanovskis parodė, kad taip aklai tu negali prieš jį, žinai. Nežinau. Aš turiu labai daug klaustukų, kaip ir visi turbūt čia šitą kovą, nes čia... Šiaip Makačevas favoritas lažybininkų visų bendrovėse ir gan stiprus favoritas. Tie žmonės turbūt kažkiek irgi supranta. Čia ir tas faktorius, aišku, kad kiek čia 10 dienų prieš kovą ar 9 paskelbtas pasikeitęs oponentas. Ir šiaip įdomu, kad Volkanovskis visą laiką sugeba būti tuo underdogu vadinamu. Ir dabar sugebėjo situacijoje, kur jeigu būtų kovoję su normaliu pasiruošimu, būtų buvę apylygiai kovotai ir vėl bus underdogas. Bet, jeigu reiktų statyti pinigus, aš turbūt statyčiau ant Makačevo, man logiškesnis variantas, bet šį kartą kaip labiau fanboys jau Volkanovskio, aš pasakysiu savo predictioną, manau, kad Volkanovskis laimės gerai, kokiam 3 raunde knockout. Mano toks predictionas bus. Aš šį kartą, nors labai norėčiau, kad Volkanovskis laimėtų, bet aš kažkaip dažniausiai, kai tokios sukrenta fight cardai tokie, kur daug nori, kad tie rusai pagaliau pralaimėtų, jie paima ir laimi viską, tai ir Čimajevas dar gal laimės, ir Makačevas. Aš manau, kad Makačevas, kad kokiam 4 raunde, kokiu smaugimų, laužimų, submissionų, manau, kad Volkanovskis vis tiek turi kažkiek tai būti faktorius tai, kad jis neturėjo pilno pasiruošimo. Taip. Tai jeigu taip pragmatiškai labai, nors norėčiau, kad Volkanovskis laimėtų. Tai, čia turbūt, net nežinau, žinai, reiktų lažybininkų tos pažiūrėti, siūlomus koeficientus, bet įdomu, ar aukščiau yra tai, kad Makačevas decisionų, ar kad Makačevas kokį nors submissionų, nes realiai buvo ir pirmoji kovai buvo momentų, kur atrodė, jis jau turi nugarą jo, žinai, čia jau gali baigtis čia Volkanovskį, nes kai jau turi nugarą tavo kažkoks iš stano kilęs, iš vieno iš tų, žinai, tai tu žinai, kad tu jau turi problemų, žodžiu. Tai pažiūrėsim mūsų spėjimus jau žiauriai laukia. Kažkada vėliau šiek tiek, bet labai įdomi kovų naktis nusimato. Dar be tų 2, sakėm, gal trumpai apie kažkokias tokias sleeperius, tos vadinamosius kovas, kurių gal mažiau aptarė kiti žmonės ir mes turbūt aptarsim keliais sakiniais. Turi kažkokią išsiryškinęs? Tai paskui sektų Ankalaevas prieš Walkerį, Johnny Walker. Tai aš manau, kad Walkerio kovos visada yra įdomios, nes arba jisai kažką išjungia, arba jisai pats išsijungia, nes jo gynyba gan prasta, tai standartais aukštais labai, kur jisai kovoja. Aš manau, kad bus labai įdomi kova. Manau, kad Walkeris praeitoj kovoj prieš Paul Craig jisai kovojo praeitą kovą, tai tenai berods, o gal buvo Anthony Smith. Bet, žodžiu, laimėjęs tą kovą, aš atsimenu. Tai Paul Craig, buvo Anthony Smith ir dabar Ankalaevas. Ankalaevas iš tų 3 išvardintų, Paul Craigas beveik neturi stovėsenos, Anthony Smithas šiaip jau yra baigėsi galiojimas jam, tai Ankalaevas iš šitų visų 3 tikrai didžiausią pavojų kelia, tik tai paskutinė kova, kur jisai berods pralaimėjo prieš
ar laimėjo, ar ten gavosi lygiosios, kas ten buvo. Lygiosios Prieš buvo. Bogovičių, Jo, tai ten pasirodė, koks neįdomus gali būti Ankalaevas, tai šiaip jisai, jis toks biški yra neįdomus. Jisai gali su tom biški imtynių, biški ant stovėsinos, nežinau. Aš tikiuosi, šiaip, Walkeris kaip pats kalba, jis mano, kad šita kova, jeigu jisai laimė, jis gauna šansą kovo dėl diržo, kas nėra tiesa ir taip nebus, nes jisai buvo labai lengvai nusadintas šito Hill, kaip jisai... Jamal Hill. Ir Jamal Hill dabar traumą turi, bet jis grįžęs kovos dėl diržo, tai Walkeriui bent kokiu atveju reikėtų palaukti. Bet Walkeris, man atrodo, taip arti šanso nėra buvęs ir manau, kad jis susikaups, nebus laukinis kaip visada ir duos kovą. Bet, blemba, jeigu taip pragmatiškai, vėl Rusas, manau, laimės. Kad ir... Šitas gaila, bet turbūt tiesa. Nebent, žinai, visą laiką... Šiaip jis turi jėgos, yra gerų nokautų pasiekęs, bet jo. Aš už jį labiau vien dėl to, kad jis yra viskis, Johnny Walker. Vienas iš viskių vadinasi Johnny Walker. Bet ne, ir jis treniruojasi pas John Kavanaugh, pas McGregoro trenerių. Norėčiau, kad jis laimėtų, nes jo era būtų labai įdomi, jeigu jis priartėtų prie... Nežinau, aš tai galvoju, kad jis neturi smakro, kaip sakant. Tas yra tiesa. Nesunku paspausti, išjungti šviesą migtuką pasiekti. Čia irgi. O, ką dar? Tai... Ką dar sakei? Aliskerov dar šito, tu net keletą jau tų kovų pasižymėjęs. Tai čia tiesiog, kad, žodžiu... Aliskerov aktyvesnis, Alves mažesnis ir Aliskerovas, kadangi vėlgi baigėsi su V, tai turi imtynių pranašumą automatiškai. Čia toks jau analizė jau matosi, kad einam į paskutinės minutės podcastą, kur jau analizė yra, turi V pabaigoje vardo, tai jo. Iš tikrųjų, aš iš tų visų kovų nuėjau per visus 3 tuos preliminary, early prelims ir main card. Vienintelė pavardė, kuri man dar patinka čia, tai yra Nathaniel Wood, nes jisai šiaip kietas bičas, aš jo contento nemažai matęs, ten jisai pasirodo tokiam MMA on point kanale neretai ir ten šneka apie kovas, tai aš už jį būsiu, tik tiek norėjau pasakyti, kad ir prieš kokį čia Muhamedą jisai kovos, realiai Muhamedą, nebandžiau čia kažkokį rasistišką bairį pasakyti. Tai šita dar kova iš early prelims turbūt pasižiūrėsiu vien dėl Nathaniel Wood, kuris šiaip buvo gana perspektyvus kovotojas ir dabar tiesiog keletas pralaimėjimų ir toks pat kaip Johnny Walkeris, kuris turėjo mano galva vienu metu būti Johno Joneso didžiausias košmaras ir tada pamatai du pralaimėjimus nokautų ir baigėsi visas hypas. Pažiūrėsim, ar nesibaigs visas hypas Chimaevui. Čia gali būti, žinai, tas kertinis lūžis, kur Chimaevą tu pamatai pirmą kartą, čia biškai gal... Bet tada vėlgi, žinai, jo stovykla sakys prieš Usmaną, kuris po to, ko gero turėtų gerą kovą su Stricklandu, gal net taptų čempionu ir tada Chimaevo hypas toliau tęsis, nes remečas ir taip toliau. Chimaevo 29 metai, čia dar iš tikrųjų dar jisai dar daug turi, net ir pralaimėjęs, bet šiaip labai įdomiai sudarytas visas kardas, kad iš tikrųjų pirmos 3 kovos paprastam fanui, sakykim, tikrai neblogos, bet toliau tu turi būti užkietėjęs rusų kovotojų gerbėjas, domėtis, nes iš tikrųjų net ir ruošiantis šitam podcastui, tie visi analitikai, kurių klausau, pagrindiniai, sakykim, labai mažai apie tai kalba. Tai įdomiai sudaryta, bet manau, kad paskutinės 3 kovos duos mums ir ypač paskutinės 2 duos tikrai veiksmo, tai manau, mūsų visi žiūrėtojai podcast'o žiūrės jas ir turbūt taip pat laukia kaip ir mes. Pasižiūrėkit press conference, tą spaudos visą konferenciją, ten irgi daug labai Makačevas su Volkanovskiu tarpusavį turi ką pasakyti vienas kitam. Reiks žiūrėti po šito. Ir tikrai užhypins prieš kovas. Tai ir parašykit komentaruose savo irgi spėjimus tom 2 kovom, nežinau, ar ten verta apie kitas kažkokias, tai parašykit, kaip manot, kas laimės, kaip laimės ir šiaip kažką paklauskit. Įžvalgos, kažkokių turite, jeigu minčių, parašykit, mes viską galim aptart po to. Tai va.
Tai jo, ačiū, kad klausėte Ačiū. ir susitiksime, tikiuosi, ne po mėnesio ar 2, o kažkada anksčiau. Laukia daug kovų.